Šiandien aš kuriu savo naują video vlogą, ne dėl to tam, kad per daug. Šiandien esu biški nukentėjęs, nuo jėdės linkėjimai. Esu biški nukentėjęs, bet nieko tokio nepadarė. Viską, gyvas esu kaip ir dabar. Ir tebe gyvas, man niekas nieko nepadaro. Viskas yra gerai. Todėl, kad gyvenu savo, galėsiu vėl gyventi savo namuose, bet tik turėdamas tik ją. Tada jau visi yra ten iš kitur pakviesit tą bomžiuką, kad pabūtų mano vietoje. Ten nereikia, kad kviestų, bet kad kažkas taip padėtų man išsirinkti bent dovaną ar ką nors padovanoti. Toliau tai bus tęsiama laida, bet nežinau, kodėl man taip. Šiandien tai turiu jo kompą pasikėmęs. Parodysiu, kieno kompas yra, kieno kas. Ir tada nes suprantat tokį dalyką. Jums turi kažką tai būtent įteikti, būtent ką nors tai duoti. Štai va, turiu tokį kompą. Panašiai kaip ir mano kompą. Tokį pat kompą, panašiai kaip ir mano. Labai toks, čia tokio draugo maminuko kompas, Ir tą maminuką mano brolis paleido. Todėl, nes kad galėtų mane atvažiuoti ir pasiimti visam iki mano namų. Todėl galbūt akimirką dar reikės pabūti kokias 100 metų, o po 100 metų kažką kitką veiksiu, bet nežinau ką, turbūt kažką dedikuosiu, klejuosiu, ar ką nors darysiu. Ir todėl, kad man taip yra su jo situacija, 2 karjeros laužai neišleidžiu dainos pavadinimo laužai, tu neišleidži manęs, todėl kad su šitais variantais gyvenu, bet stengiuosi, kad save palaikyčiau, nes mano nuomonė va tokia yra. Jisai aš gaunu, per ją gaunama mes, per ją gaunama kiti ir todėl, kad galėtų būti drauge, bet jie aiškina, taip pat bledina, debilina, visaip ir kovoja už savo ginčą. Vai pradėjau saldainį. Tiesiog, kaip pašto dėžutė laiškams siūsti kokį laišką galėtų padaryti, atsiųsti pašto dėžutės laišką ir galėtų kažką taip, kokį laišką atsiųsti mums ar kas nors galėtų. Ir todėl, kad galėtų viską turėti. Mes šitą kuriu savo video vlogą. Su jumis buvo Giedrius ir ate. Peace.